Raketų mokslas. Ir 5, 4, 3, 2, 1. Gerai, tai buvo viena galinga raketa. Klausimas, kokio galingumo? Šio eksperimento metu, panaudodami jėgos jutiklį, mes išanalizuosime namų sąlygomis pagamintos raketos savybės. Mums reikės Novalink duomenų registratoriaus, Novalink programinės įrangos, jėgos jutiklio, ilgo žiebtuvėlio, spaustuvo, 20 ml etanolio, 95% ir kelių limonado buteliukų su kamšteliais. Naudojame būtent šiuos buteliukus, nes jie specialiai sukurti siekiant atlaikyti didelį spaudimą. Paimkime švarų ir sausą buteliuką su dangtelėje išgręžta 4 mm skyle. Dėl saugumo kiekvienam bandymui naudokite naują buteliuką, tačiau kamštelis gali būti naudojamas ir pakartotinai. Įpilkite 20 ml etanolio į buteliuką ir smarkiai pakratykite. Suplakus, etanolis greičiau išgaruos ir po uždegimo lengviau sureaguos su deguonimi. Įsitikinkite, kad gerai uždengėte kamštelio skylę nykščiu. Pakaks. Užuot paleidus raketą, mes norime ją palaikydami padeginti. Tai suteiks galimybę išmatuoti raketos varomąją jėgą. Buteliuko kaklelį suimkime spaustuku, o dugną prispauskime prie jėgos jutiklio. Štai taip. Dabar nustatykime multilab parametrus. Jėgos jutiklis turi būti ties 50 N. Bandinių ėmimo dažnį nustatykite iki 500 bandinių per sekundę ir bandinių skaičių iki 10 000. Galime pradėti registravimą. Užsidėkite apsauginius akinius ir atsargiai priartinkite ilgai žiebtuvėlį prie butelio kamštelio. Leiskite varikliui degti, o tuo tarpu raketa turi išlikti savo pritvirtintoje pozicijoje. Sustabdykite duomenų registravimą. Grafike galime matyti, kad variklio traukos kreivė, palyginus su laiko, parodoma kaip smailė. Galime padidinti ir pažymėti 2 vietas, kur jėga prilygsta 0. Vieną prieš smailę, kitą po. Skirtumas tarp šių taškų vadinamas bendra degimo trukme. Toliau apskaičiuosime bendrą impulsą, kuris yra jėgos ir laiko produktas. Šis parametras parodo bendrą variklio galingumą, varantį raketą į priekį. Kai jėga tampa nepastovi, turime integruoti smailės funkciją. Tai atliekama pasirenkant skirtuką analizė ir paspaudžiant ant integralas. Dabar, kai jau esate raketų specialistas, pasižiūrėkite, kas nutinka, kai sukūrite raketą, naudodami skirtingų dydžių butelius ir kuro rūšis.